Sveiki visi, čia yra Mūro vaikis ir šiandieną rodysiu, kaip geriausia žaisti per Clash Royale. Tai visada reikia turėti kokį nors tanką. Pavyzdžiui, tie, kurie turi daug gyvybių, pavyzdžiui, Lava Houndas, Golemas, Peka. Pradintiečiams geriausia Giantas, tada privaloma turėti nors bent 2 splasherius, galima turėti pavyzdžiui, kokius, nežinau, Fire Spirits, Witch'ą galima turėti, bet Baby Dragon, Wizard'ą privaloma tiesiog turėti 2 splasherius. Tada visą laiką turėti reikia tuos dalykus, kurie gali pažeisti priešo towerį be jokių problemų. Tai yra raketa, poison, fireballas. Tada prisimink, visada reikia turėti strėlių arba zepo, nes tave gali tiesiog užpušinti su minionais kokiais, su skeleton army, su minion hordu, reikia juos visada pašalinti. Tada turėk būtinai ar minion hordą, ar barbarianus, nes jeigu tave gali užpušinti su, nežinau, kokiu giant skeleton ar hog rideriu, ten padėsi kokį Baby Dragon, ar vis tiek prasileis. Privaloma turėti barbarianų arba skeleton army. Tiesiog tie, kurie gerai sustabdo tuos kareivukus. Tada jau galima turėti, pavyzdžiui, rage'ą, viską. O kai kovoji, visada padėk tą sunkųjį kareivuką gale, kad kai jis eitų, galėtum padėti už jo nugaros splasherių ir viskas tikrai bus gerai. Štai čia buvo apmokymai, čia su jumis buvo Mūrinis vaikis, tikiuosi aš jūsų nors bent kažko pamokiau ir pasimatysim kitą.